čia yra vaikai vyturėlis. O kodėl čia šiandien pas mūsų darželį atskrido vyturėlis ir žino? Nežinot, aišku, šiandien vaikučiai žinokit, vieversio diena, vasario 24. Jinai švenčiama nuo senų laikų. Ir vasario 24 yra ne tik vieversio diena, bet ir dar pavasario diena vadinasi. Nes vieversėlis vaikai vienas iš pirmųjų atskrenda iš šiltųjų kraštų ir skelbia pavasarį. Skelbia pavasarį savo gražiomis giesmelėmis. Dabar paklausykit. Čirpir pavasaris, čirpir pavasaris. Kiaušinėlis dėsiu, vaikučius perėsiu. Kiaušinėlis dėsiu, vaikučius perėsiu. O dabar, vaikai, paklausykit mįslę šio. Mįslė tai yra tokia. Čirukas, sirukas, padangėje rauda. Kas? Čirukas, sirukas, padangėje rauda. Kas? Kas tai gali būti? Čirukas, sirukas, padangėje rauda. Auklėtojas, padėkit. Koks tai paštelis? Vyturėlis, teisingai. Anksčiau senovėje mūsų seneliai turėdavo tokius prietarus. Vidurio sugrįžimo dieną merginos nešukuodavo plaukų. O kodėl, auklėtojas, pasakyti? Kodėl negalima šiandien šukuoti plaukučių? Nei vaikučiam, nei niekam geriausiai nešukuoti. Ir saulė? Ne. Kodėl? Bet tiesiog nežinau. Nieks nežino. Aš žinau. Todėl, kad vasarą daržų vištos neiškapstytų. Žmonės anksčiau ir jauni, ir seniai aplink trobą 2 kartus atidėdavo. O kodėl, vaikai? Kodėl, auklėtojas, pasakyti? Kodėl taip bėgdavo aplink trobą tuos 2 kartus? Nežinot ir vėl? O aš žinau. O todėl, kad jie visus metus būtų greiti. Mes čia susirinkom ne vien dėl to, pasakyčiau, kad šiandien prasideda pavasaris, bet kad mes visi darželio saulutės vaikai kursime žaliąją palangę. Čia palangė, taip? Palangė. Ir ne viena, jų net 4, taip? Vaikai, o čia, ar galim pasakyti, kad čia jau žalioji palangė? Žalioji palangė turi būti žalia. Ir kad jinai būtų žalia, reikia labai daug žalių augaliukų. Pažiūrėkit, vaikai, ką aš jau čia turiu ant žaliosios palangės. Vau! Kas čia? Jau čia žalia, ar ne? Jau kvepia pavasarėliu. Šituos kvietelius mes pasėjom, tai pažiūrėkit, kas atsitiko. Jau vyturėlis tupi, atskridęs. Matot? Kas čia? Koks čia galiukas? Jis tikras. Kokios jis spalvytės? Žalias, šaunuoliai. Jo, su juo reikia labai atsargiai elgtis. Mes juos pasodinsim pavasarį laukutį. Išnešim ir pasodinsim. Sodinsim, vaikai? Aišku, kad sodinsim. Bet aš turiu 2 padėjėjas. Kas čia, vaikai? Kas vaikai, aš nežinau, pasakykit, kokia gėlytė brauna. Gėlytės, prašom. Na, kokia gėlytė, juodas gėlytės valgomos. Kokia gėlytė aš esu? Saulė graža. Aš esu darželio gėlytė. Štai mano draugė, kita gėlytė, prašom ateiti. Ar pažįstate mane? Gėlytė. Gėlė jų būna Ramūnė. Taip, vaikučiai, mes šiandien ir parodysim, kaip reikia pasėti darželio gėlytės. Jis auklėtai Ramūnėlė
Ir aš saulėgrąžų turim sėklų. Štai prašom, pažiūrėkit, kokios sėklos. Kokios gražios sėklos. Šitas sėklos jūs įsitrauksit kiekvieną grupę po vieną papūtį. Ir papasakosim, kaip reikia šitas gėlytės auginti. Na, prašom. Vaikučiai, žinokit, aš noriu pasakyti jums tokį dalyką, tokią paslaptį, kaip reikia šitas sėklytės į žemytę paberti. Visos grupės turės po rengelį tokį. Ir žemių mes turim, pasižiūrėkit. Nu, padėk Ramunėlė man žemės nešti, labai sunkios žemės, va. Nešam žemės. Kiekviena grupė gaus po žemės tokį rengelį. Indelį šitą žinokit. Va čia prie šono priglausti. Žemyčius. Tada reiks su vandenėliu papurkšti. Va šitai papurkšti daug vandenėlio kartu. Ir paspausti delniukais, kad žemytė prisispaustų. Tada atidarysit vokelį ir savo pirščiukais paimsit truputėlį sėklyčių ir pabersit ant žemytės. Tada dar vandenukų šitų vėl palaistysit. Laistytuvų negalima, sėklytės labai mažos, jos gali neišnykti. Vandenukų palaistysit ir dar žemyčių truputėlį uždėsit. Ir tada dar palaistysit kartą. Kad būtų šlapia, kad sėklytės prisigertų vandenėlio ir tada prie vėliau uždėmsit. Štai pasižiūrėkit, jau išdygo va gėlytės, matot kokios, o plėvelė nuimta. Matot kokios išdygo gėlytės. Ir ateis pavasaris, mes išnešim ten į lauką, kur mūsų gėlynas. Ir jos labai gražiai sužydės. Ir ateis visi svečiai grožėsis mūsų darželiu. Ir bitutės atskiris, ir drugeliai, ir paukšteliai tikriausiai pasirodys. Pasižiūrės, koks gražus mūsų gėlynas. Tai tie vaikučiai. Ačiū.